Nu tai labas rytas. Šiandien pas mus jau yra 15 vlogmas diena. Mano šuo mato katę ir loja, o katė tiesiog ignoruoja ir net nejuda per tvorą. Meksi! Šiandien toks tikras pirmadienis mano vaikam, abidvi atsikėlė pavargusios, piktos, verkiančios, šalta, į mokyklą nenori, lietus lyja. Aš tokia galvoju, tik einam į mokyklą, aš noriu susitvarkyti namus, nes po viso savaitgalio praleisto ne namie. Tai dabar netgi kai šunis prieš išvesdama aš uždėjau pavadėlius ir kokią valandą namus tvarkiausi, jie vargšai laukia, kol aš paveiksiu apsitvarkyti, viską susirinkti dalykus, susidėti, kad būtų truputį ramiau, kai grįžti namo. Tai toks fainas buvo savaitgalis, sakau, svarbiausia, tą ką Amerikę atgavau, dabar su juo filmuoju. Verta buvo tiek, sakau, keli praleis laiko, kad pasimti tą kamerą. Ai, dar toks juokingas dalykas buvo. Pamenat, vienam video rodžiau, pasakojau, kad nusipirkau stalą nuo savaitę. Tai šeštadienį, kai išbuvau to jogoj, po to man skambina iš Kargo, iš siuntinių, kurjeris. Ten to kodo prašė, sakau, čia iš tos ir tos pratos, sako, jo, sako, prie durų palikau, nes, sakau, mūsų namie nėra. Ir po to grįžtu namo, aš net pamiršau, kad tas siuntinys buvo. Man vyras sako, žiūrėk, čia radu siuntinį, tokia mažytė, maža stačiakampė formos dėžutė. Aš tokia žiūriu, sakau, kas čia, sakau, čia gal sumaišė kokį žaislinį stalą atvežė, ar kas čia, atidarau ten tik kojos stalo. Tada vyras skambina tam kurjeriui, neatsiliepia, skambina po to į parduotuvę, sako, kadangi yra siuntinys iš 2 dėžių, viena dėžutė yra kojos, kitos dėžės, ar viena dėžė yra pats stalas. Sako, matyt, kurjeris nepamatė ir vieną tik padavė. Nu, tai vėl užregistravo, kad va šią savaitę vėl atvežtų. Tai dabar nežinau, atveš, kada šią savaitę kažkurą dieną turėtų atvežti. Mano stalo likusias dalis. Maksai! Št! Gel! Tiek lot šunė, katino, tiek lot. Pabaigiau savo šiandienos numerologinius skaitimus. Nežinau, ar jūs irgi taip darot, kaip aš, užsidaryti balkoną, šalta. Aš aplink mane virtuvėje ten yra šiukšlių maišai, kuriuos aš noriu išmesti, bet kol aš nepabaigiau dabartinio darbo, kuris, taip sakant, nuomojasi nemokamai vietos mano galvoj, angliškai ta frazė geriau skamba, tai aš tol turėjau pirmą tą pabaigti, ko nepabaigiu ir dabar eisiu daryti tuos kitus dalykus. Dabar eisim tvarkytis namus, ne, gal prieš tai dar reikės ištraukti kortas, tai dar Instagramas mano laukia kortą ir po to tvarkysimės. Just give me 5 more minutes, man. What are you doing? Oh, well, I found... That is true. Master gun. I've been there. How you doing? He has the most amazing gun. What? So when you said get up early, did you mean 1986? Nu, tai ištraukėm kortas Instagramai, dabar galvoju, ištraukime kortą jums, bet ištraukim šiandien, kadangi šiandien pirmadienis nauja savaitė, tai kortas naujai savaitė, kokia bus ši savaitė, ką jinai gali atnešti, tai pabandysim 3 grupės traukti ir žiūrėsim, kiek čia išsitrauks tų grupę, tai dabar pirmąją grupę ištraukim. Taigi turim 3 grupės. Čia pirmoji grupė, antroji grupė, trečioji grupė ir žiūrėsim, kokia bus ši naujoji savaitė. Ir čia bus nemažai kortų, nes traukiu po kelias kortas, kad truputį būtų daugiau informacijos apie šią savaitę. Dabar žiūrėsim pirmą grupę. Taigi turime pirmąją grupę ir pirmoji grupė turime net 3 kortas. Tai ši savaitė neša tokią atsinaujinimo, ramybės, gyjimo energiją, kai nesinorės skubėti, norėsis labiau pabūti gal su savimi, savo mintimis, užsimti dalykais,
kurie tau pačiai yra tokie mėly malonus. Tai nebus tokia veiksmo savaitė, nes šios kortos kalba apie grįžimą į save, į savo vidų, labiau įsiklausimą to, ko tu nori, ko nori tavo širdis šią savaitę. Toks labiau noras atsitraukti nuo viso to triukšmo, ypač gal dabar, kadangi vyksta tas kalėdinis apsipirkinėjimas ir visą tai, tai šią savaitę labiau norėsis užsidaryti namie, užsidaryti savyje ir tiesiog pabūti vienai pačiai arba pabūti artimoje, tokioje jaukioje erdvėje, namuose ateikiogi. Toliau antroji grupė. Turime 2 kortas ir čia viena korta yra apversta. Tai šios kortos rodo, kad šią savaitę gali, tik jūs man vėl nesusipykit, kad šią savaitę gali grįžti kažkas iš praeities. Tai gali būti ir žmogus, ir kažkokie prisiminimai, ar įvykiai, ar pasikartojančios situacijos. Oho, katinas užlipo ant lentynos į viršų. Bidonai, čia dabar. Elgėsi kaip tikras katinas. Tai žodžiu, šiaip, jeigu šitą kortą nebūtų apversta, tai rodytų tokie kaip grįžta jaukus prisiminimai, tokia nostalgija, bet šį kartą nebus tos nostalgijos, nebus to tokio, kas būtų, jeigu būtų, gali būti tas jausmas, o kas būtų, jeigu būtų. Aš nesuprantu, mano katinas sugalvojo užlipti į patį lentynos viršų. Kur mes baigiam? Jo, kad šią savaitę gali kažkas grįžti iš praeities, ar prisiminimai, ar žmogus, ar situacijos, ar tu matysi, kad tu reaguoji vėl taip, kaip seniau reaguodavai, bet tai nebus ta tokia faina energija, kad kaip faina norėčiau, kad vėl būtų kaip buvo, labiau pamatysi tą praeitį, nebe per rožinius akinius, pamatysi tokia, kokia jinai yra ir gali būti toks nusivylimo jausmas, pasimetimo jausmas. Bet yra čia tam, kad tu nebekartotum, nebebristum ten, kur buvai, nebeselgtum taip, kaip seniau elgeisi, pamatytum, kas yra tikra, o kas yra iš tikrųjų tokia labiau kaip iliuzija. Ir trečioji grupė, tai čia yra labai stiprios kortos, jos yra iš tos pagrindinio arkano, lietuviškai gal didysis arkanas vadinasi, ir jos abi kalba apie pradžią. Tai gali būti nebūtinai, kad tu kažką naujo būtent šią savaitę pradėsi, bet labiau tokia nauja energija, noras kažką daryti naujo. Bet jisai nebus toks impulsyvus. Bidona, aš bijau tavęs, kaip dabar šoksi vėl. Bet jis bus toks su tokiu iš vidinio žinojimo, nes šios kortos kalba apie tai, kad ką tu nuspręsi priimti, kokius sprendimus daryti, jie turi atitikti tavo vidų. Neturi būti, kad tu pataikauji kažkam kitam. Viskas turi ateiti iš tavo vidaus ir eiti per tą sąžiningumą tiek prieš save, tiek prieš kitus, nes šitą kortą kalba apie tokius tikrus, svarbius sprendimus, kuriuos priėmi, vadovaudamasi ne tik širdim, bet ir protu, tokia visą apjungti tiek protą, tiek širdį, kad neiti prieš save, neiti prieš kitą žmogų, kad jie būtų sąžiningi tie pasirinkimai ir sprendimai. Ir šią savaitę, ką pradėsi, jeigu bus kažkokių pradžių, kur norėtum kažką naujo daryti, turi labai pasverti, ar tai atitinka tave, ar tu neini prieš save, reikia svarbu nubrėžti tas aiškias tokias ribas, kad viskas būtų taip, kaip tu nori, pagal tavo tą vidinį pajautimą. Ištraukiam visas kortas, dabar laikas tvarkytis. Žinau tą jausmą, kai ilgą laiką, neilgas, realiai savaitgalį ir dar kelias dienas prieš, nelabai buvai namie, tai dabar aš realiai pasilgau namų tvarkytis. Ypač kai ramu, namie tik katinai, gyvūnai ir galima viską normaliai susitvarkyti. Mes turim tokias žemės, kurias mano vaikas pasodino mokykloje. Ir aišku, čia nieks neauga, bet man gaila jas išmės, nes vis paklausė, kur mano čia kažkokios tos sėklos žemės. Aš čia turiu džiovintų gėlių kolekciją. Šiaip aš nemėgstu džiovintų gėlių, bet tiesiog taip gavos. Pavyzdžiui, ta balta gėlė yra iš Sadguru mokymo. Mums Sadguru davė tą gėlę. Tai man tiesiog gaila išmesti.
Aš dabar sugalvojau, kad aš noriu atsinaujinti namuose energiją ir perstumdyti baldus. Klasika. Kartą į mėnesį, kartą į 2 mėnesius reikia. Ir dar užsidėkime pagalves ant sofų ir po to jau galim plaut grindis. Aš buvau virtuvės stalą čia atsistūmus, bet dabar galvoju, reikia man vėl įgrąžinti virtuvę, nes man šitą sofą ir šitą sofą nelabai ten telpa. Tai stalą grąžinsiu į virtuvę, tą sofą turbūt ten, o tą ištiesiamą čia. Nu, žodžiu, nelabai man patinka, kad mūsų ta saliono erdvė yra tokia gan kvadratinė ir man nepatinka, kai nebūna daug erdvės. Nes pavyzdžiui, aš kiek esu buvus svečiuose pas kokią kaimynę arba pavyzdžiui mačius nekilnojamo turto puslapiuose, dar tais laikais, kai mes, pavyzdžiui, mes gyvenam tokiam pačiam bute, tik tais kitam name. Ir kai ieškojom irgi buto, ir aš buvau mačiusi nuotraukas, kai dar su baldai žmonės buvo nufotkinę, kas gyveno, tai visa ta erdvė apsikrauna, būna va, čia sofa, prie lango sofa, telikas ir dar foteliukų, kad tu realiai net negali praeiti, nes man labai svarbu, kad namie būtų galima praeiti ir nereikėtų taip sukiotis, atsitrenkti kažkur ir man labai svarbu, kad būtų baldai nemasyvus, nelabai sunkus, kad aš galėčiau taip juos sukėtinėti, nes aš negalėčiau gyventi nuolat nekeičiant vietos, nes aš taip Lietuvoje gyvenau, tai daug kas gyven, bet man labai patinka pakeisti savo erdvę ir aš savo vaikystės kambarį netgi keisdavau kiek įmanoma pagal kambario dydį, plotį, tai dabar džiaugiuosi, kad mes nesame apsikroję tokiais didžiuliais baldais. Dėl to renkam tokias mažesnės sofas, kad užtektų mums visiems kol kas. Tuo labiau, kai vaikai šunys, katės, ypač dar vaikai maži, tai mėgsta jos ir ant sofos valgyti ir panašiai. Tai čia realiai yra jau mūsų antra sofa, kai vaikai gimė. Jau kai paaugs, tada jau galėsiu nusipirkti savo svajonių sofą, kur ten turiu kelis variantus. Bet tai čia jau vėliau, nes realiai man dabar jinai čia net nelabai tilptų. Tai vat, einam tvarkyti toliau. Nu va, taip čia dabar atrodom, labai daug negaliu vaikščioti, grindis išploviau, bet visai jaukiai man atrodo. O dabar einam pasidarysiu antrą kavos šiandien, nes kai vyras buvo grįžęs iš darbo, tai mes su juo pietus pavalgėm, man šokoladą atnešė. Ir aš dabar dar noriu labai atsigerti, nes jau po to eisiu vaikučių savo pasimti iš mokyklos. Tai aš dabar ruošiuosi vaiką pasimti iš mokyklos ir sakau, kaip nujausdama namus susitvarkiau, nes atėjo mano siuntinys, mano stalas atėjo, va, didžiausia dėžė sunki. Tai gerai, kad atėjo dar, kol aš neišėjau, bet vis tiek prie durų palieka, tai nebūtų problemos. Tai dabar keliausiu pasimti vaiką ir po to bandysiu pati aš tą stalą surinkti, jeigu pavyks. Jeigu nepavyks, lauksiu, kol vyras grįž, nors neatrodo, kad ten turėtų būti kažkas labai sudėtingo, bet negali žinoti. Taip, kad keliaujam iki mokyklos pasimti mano vaikelį.
Patiko? Oh my goodness! Gražiai. Labai daug! Ai, koks sunkus. Aš ištrauksiu, į apačią daryk. Ačiū. Okay. I mean, am I supposed to use like one machine for shirts and another machine for pants? What about these are white cotton pennies, but they go with white really delicate. Because everything looks like jammies now. Nu va, ir stalą pasidariau pati, šiaip labai lengva buvo pasidaryti, taip kad be problemų. Va toks, nei per didelis, nei per mažas, aš manau pats tas mums čia. Svetainė, kai jinai nėra labai didelė. Man labai patiko jisai. Tikiuosi, kad laikys ilgai ir nesibraižys, kaip aš tada man buvo ikėjinis stalas, nes čia ale medis, bet šitą toks aišku, neaišku kokio čia stiprumo tas medis tvarumo. Tai aš jau čia ir atsisveikinsiu, šiandien taip jau nemažai aš jums čia pafilmavau. Tokia buvo visai faina diena, nes realiai džiaugiuosi, kad sutvarkiau visus namus, visus iki, taip sakant, viską, ką galėjau sutvarkyti, susitvarkiau. Ir dabar aš jau atsisveikinsiu, eisiu šitą video redaguoti ir susitiksime rytoj. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki.